Dirbant su kortelėmis gali būti visai naudingas toks dalykas, nes kai yra klientas sesijoje arba jeigu tai yra grupinė sesija, tai yra du tokie svarbūs dalykai, kad yra turinys, tai, ką žmogus pasakoja, tai kokia yra jo istorija ir tai yra procesas, kas vyko užsiėmimo metu, kaip žmogus jautėsi, kaip jis kalbėjo, kaip jis pasakojo, kokia buvo jo kūno kalba. Tai žodžiu, yra ir žodžiai, kuriuos jis sako, ir yra būdas taip, kaip žmogus ir sako žodžius, ir taip, kaip elgiasi sesijos metu. Tai pavyzdžiui, proceso metu, kai dirbam su kortelėm, gali būti naudinga ir autorė rekomenduoja atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui, kaip klientas renkasi korteles, ar atidžiai ir dėmesingai apžiūri kiekvieną kortelę ir tik tada nusprendžia. O gal priešingai, greitai, per daug nesirinkdamas, greitai pasirenka kortelę, greitai apie ją papasakoja. Kaip kortelės yra išdėstytos, kai jau pasirenka, ar jos yra arti viena kitos, ar jos yra nutolusios, kokiu atstumu deda nuo kitų grupėje esančių žmonių. Kaip žmogus kalba užsiėmimo metu, ar, pavyzdžiui, kalba ir tada, kai tai nėra būtina, ar jis kaip tik yra linkęs labiau tylėti ir pasineria į savo vidinį pasaulį. Pavyzdžiui, kaip žmogus elgiasi, kai baigėsi užsiėmimas, ar skuba rinkti tas korteles, ar atsistoja ir išeina. Ir, pavyzdžiui, dar vienas toks dalykas yra kortelių kopijavimas popieriuje. Taip, kaip žmogus kopijuoja, kaip jisai piešia, kaip tas pats procesas vyksta, ar lengvai.